Sveiki, aš esu Stasė Vasilionkienė, esu kompanijos M-Goldex klientė ir šiandien aš Jums papasakosiu apie vieną internetinę aukso parduotuvę M-Goldex, kuri suteikia mums galimybę nusipirkti pigiai aukso arba tiesiog užsidirbti pinigų. Pirmiausiai šiek tiek apie kompaniją. Kompanija M-Goldex Trade MCC yra įkurta 2010 m. gegužę Dubajuje, laisvoje ekonominėje zonoje Dubai Multi-Commodities Center. Dubai Multi-Commodities Center tai yra valstybinė Arabų Emiratų zona, kuri yra įkurta Dubajaus vyriausybės ir kuri turi išskirtinę galimybę išduoti licenciją žaliavų prekybai. Tokių žaliavų kaip taurieji metalai, brangakmeniai, perlai, taip pat medvilnė, arbata ir kitom žaliavoms. Tai vat būtent kompanija M-Goldex yra įkurta šio valstybinėje Dubai Multi-Commodities Center zonoje ir turi vyriausybinę licenciją prekiauti auksu ir tauriaisiais metalais visame pasaulyje. Kompanijos įkūrėjas yra Vokietijos koncernas Gold & Silver Physical Metals ir jie rinkoje yra jau nuo 2005 metų. Ir jie prekiauja tauriaisiais metalais tokiais kaip auksas, sidabras, platina, paladis nuo kilogramų ir daugiau. Tai yra didmeninėmis kainomis ir didmeniniais kiekiais. Tačiau kompanija puikiai suprato, kad nėra pasaulyje tiek daug turtingų žmonių, kurie galėtų investuoti į auksą nuo kilogramo ir daugiau. Tai būtent kompanija siekdama išplėsti savo klientų ratą, o taip pat padidinti apyvartas, įkūrė dukterinę įmonę, tai yra M-Goldexą. Ir M-Goldexas prekiauja 6 žymiausių pasaulio gamintojų, tokių kaip Heraeus, Argor Heraeus, Munich Osterix, PEM, Umicore, Emirates Gold investicinių auksų, Praba 999,9, štai tokių auksų, nuo 1 gramo iki 100 gramų. Tai yra 1 gramas, 2 gramai, 5 gramai, 10 gramų, 20 gramų, uncija arba 31 gramas, 50 gramų ir 100 gramų. Viskas. Didesnių kiekių kompanijoje nėra. Jeigu mes norime užsidirbti, tai yra nusipirkti kilogramą aukso arba daugiau, šitą galimybę mes turime koncerne Gold & Silver Physical Metals. Jeigu mes norime nusipirkti mažesniais kiekiais, tai yra nuo 1 iki 100 gramų, arba jeigu mes šitą auksą norime užsidirbti, šitą galimybę mes turime kompanijoje M-Goldex. Kompanija M-Goldex tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims siūlo 3 galimybės. Pirmoji galimybė, ką siūlo kompanija, tai yra būtent investavimas. Ir noriu pasakyti, kad čia mes galime pirkti patį labiausiai mums patikusi gamintoją, tai yra išsirinkti gražiausią plokštelę ir nusipirkti kiekį nuo 1 iki 100 gramų. Ir be abejo, ką mes darome, tai uždirbam iš aukso kilimo rinkoje. Noriu pasakyti, kad aukso kaina nuo 2000 metų iki 2014 metų kilo virš 600%, tiksliau 645%. Tai vat viena iš galimybių kaip investavimą siūlo mums kompanija. Antra galimybė, ką siūlo kompanija, tai galimybė mums kiekvienam šitą auksą nepirkti, o užsidirbti. Ir čia yra sukurta bonusinė programa, kurioje mes galime pasinaudoti 15 stalais arba 7-viečiais stalais ir auksą užsidirbti. Na ir trečia galimybė yra būtent lyderių programa ir tai yra visiškas pasyvas, kur čia jau mes uždirbame grinai pasyvias pajamas. Tai tokias galimybės siūlo kompanija. Tai kai mes nusprendžiame, kad mes auksą norime užsidirbti, mes kiekvienas internetu pasirašome kontraktą. Kontraktas yra pasirašomas 2 stalam arba 7 000 eurų vertės aukso rinkiniu. Šita programa vadinasi Golden Link programa ir kaip ir minėjau, tai yra 2 stalai, 7 000 eurų vertės aukso rinkiniui. Kas yra stalas? Stalas arba kitaip užsakymų lentelė susideda iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių šitie žemesnieji lygiai arba šitos 3 vietos stale yra užimtos. Laisvės yra tik tai 1 lygis arba 4. Ką mes turime padaryti, kad mes atsidurtume stale?
Tam, kad mes atsidurtume stale, mes turime įnešti depozitą. Depozitas yra 1050 eurų, iš kurių 50 eurų eina už internetinio ofiso aptarnavimą. Nes vos tik tai mes užsiregistruojame, mums kiekvienam yra atidaromas ofisas. Ir jame mes matome stalus, mes matome, kas užsiregistravo, mes matome, kaip pildosi mūsų komanda, mes matome savo sąskaitas, mes matome saugyklas, mes matome, kokia aukso kaina rinkoje. Tai yra visa aktuali informacija, kuri mums reikalinga su mūsų internetinė aukso parduotuve ir būtent 50 eurų yra už jos aptarnavimą. Na, o 1000 eurų tai yra mūsų išankstinis apmokėjimas už 7000 eurų vertės aukso rinkinį. Pabrėžiu, išankstinis apmokėjimas. Ne startinis mokestis, ne aktyvacijos mokestis, o būtent išankstinis apmokėjimas už 7000 eurų vertės aukso rinkinį. Tai kai mes sumokame depozitą, į nurodytą kompanijos sąskaitą mus pastato į stalą į pirmą lygį. Kai užsipildo ketvertukas, stalas skyla į dvi dalis. Taip. Šitas žmogus krenta į sekantį stalą. Šita pusė nueina dirbti savo, šita pusė nueina dirbti savo. Viršum kiekvieno dvejeto susiformuoja naujos 4 vietos ir stalas susideda vėl iš 3 lygių, iš 7 vietų, na, o mes atsiduriame antrame lygyje. Sąlyga, kad mes uždirbtume aukso už 7000 yra paprasta. Mes turime pirmame, antrame arba trečiame lygyje prareklamuoti šitą internetinę parduotuvę 2 naujiems klientams. Bet kuriame lygyje? Pirmame, antrame arba trečiame. Pildosi ketvertukas, stalas skyla, mes atsiduriame trečiame lygyje. Kai mes esame trečiame lygyje, jeigu mes esame įvykdę antrą sąlygą, tai yra esame prareklamavę šitą internetinę parduotuvę 2 naujiems klientams, mes išeiname į apdovanojimą. Apdovanojimas yra 3000 eurų, iš kurių 15% arba 450 eurų eina į lyderių programą, na, o mums už 2550 eurų yra nuperkamas auksas ir pastatomas į saugyklą. Už šitą sumą išeina investicinio aukso nuo 75 iki 85 gramų aukso praba 999,9. Kodėl sakau nuo iki? Todėl, kad tai priklauso nuo aukso kainos rinkoje būtent tą dieną, kai mes uždarėme stalą. Dabar ką mes su šitą auksu galime daryti? Šitą auksą mes galime parsisiųsti mūsų nurodytų adresų į namus. Parsiuntimą vykdo vokiečių kompanija ITEL ir būtent parsisiuntimas į Lietuvą kainuoja 75 eurus. Į šitą sumą įeina ir draudimas, nes taurieji metalai yra toksai produktas, tokia prekė, kurio siūsti nedrausto negalime. Jeigu mes aukso nenorime siūstis, mes auksą galime laikyti sertifikuotose Europos arba Dubajaus saugyklose. Fizinių asmenų auksas yra laikomas Šveicarijoje, juridinių asmenų auksas yra laikomas Dubajuje. Ir čia už saugojimą yra imamas 0,1% į mėnesį. Tačiau jeigu mes nenorime aukso ir laikyti, o minėjau, kad kompanija suteikia galimybę mums arba užsidirbti aukso, arba užsidirbti pinigų. Ir jeigu mes nusprendžiam, kad mums aukso nereikia, mes čia pat savo ofise galime šitą auksą parduoti atgal kompanijai, nes kompanija garantuoja va šito aukso supirkimą iš savo klientų pačiomis geriausiomis kainomis. Ir kai mes nusprendžiam, kad mums aukso nereikia, mes tą auksą parduodam atgal kompanijai ir va tuomet pas mus sąskaitoje atsiranda pinigai, eurai. Ką dabar su šitais eurais mes galime daryti? Šituos eurus mes galime persivesti į savo asmeninę sąskaitą, į bet kurį pasaulio banką. Pabrėžiu, į savo asmeninę sąskaitą. Mamos, tėčio, draugo sąskaitą pervesti negalim, nes tai yra pinigai ir kompanija įvedė tokį apribojimą tam, kad apsaugotų mūsų kiekvieno turtą, tai yra pinigus. Jeigu mes nenorime vestis į savo asmeninę sąskaitą, mes galime persivesti pinigus į kortelę.
Nes startavo šitai Golden Link programai, kompanija pasirašė sutartį su Šveicarijos banku ir mes turime galimybę užsisakyti Šveicarijos banko Mastercard debetinę kortelę. Ir jeigu mes užsisakėme šitą kortelę, mes pinigus galime persivesti į šitą kortelę ir jau duoti kortelę mamai, tėčiui, broliui, draugui ir išsiimti tą valiutą, kurioje šalyje esame. Dar trečia galimybė yra kuponai. Tai reiškia, kad kai mes turime aukso, mes tą auksą parduodam atgal kompanijai ir tuomet mes galime pirkti kuponus ir parduoti juos naujai startuojantiems žmonėms, tai yra savo komandos nariams. Tai praėjom pirmą stalą, uždirbom ar tai aukso, ar tai pinigais, kas vyksta toliau. Toliau mes krentame į antrą stalą. Antras stalas yra lygiai toks pat. Iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių šitie žemesnieji lygiai arba šitos 3 vietos stale yra užimtos, laisvas yra tik tai pirmas lygis. Mes visuomet krisime į tą stalą, kur yra mūsų sponsorius. Tai yra visuomet krisime paskui žmogų, kuris mus pakvietė į šitą programą. Kuo skiriasi antras stalas nuo pirmų? Skirtumas yra tame, kad būtinybės kviesti naujų žmonių antrame stale nėra. Turim, kviečiam, neturim, nenorim, nekviečiam. Kas į šitą stalą kris? Į šitą stalą kris mūsų ir žmonių esančių šitame stale komandai. Ar galima klausimą? Taip. Kokia nauda iš to, jeigu aš būdama čia kviesiu kitus žmonės? Jeigu aš būsiu antrame stale ir kviesiu žmonės, tuomet aš greičiau judėsiu lygiais ir greičiau išeidinėsiu į apdovanojimą. Tai mes turim, kviečiam, neturim, nekviečiam, bet mes eisim iš lygio į lygį ir kai būsim trečiame lygyje, vos tik tai užsipildys pirmas lygis, mes išeiname į apdovanojimą. Apdovanojimas už antrą stalą yra šiek tiek didesnis, tai yra 4000 eurų, iš kurių 600 eurų arba 15% eina į lyderių programą, o mums už 3400 eurų nuperka auksą ir pastato į saugyklą. Už šitą sumą išeina investicinio aukso nuo 100 iki 120 gramų. Ir vėlgi, tai priklauso nuo tos dienos Londono Fixibo nustatytos kainos. Ką jau su auksu daryti mes žinom? Galim auksą parsisiųsti, galim auksą laikyti sertifikuotose saugyklose, galim auksą parduoti atgal kompanijai ir pasiimti pinigus. Ką su pinigais daryti? Su pinigais irgi galim persivesti į savo asmeninę banko sąskaitą, galime persivesti į kortelę arba galime išsigryninti kuponų pagalbą. Mūsų kontraktas kaip ir baigėsi, taip? Nes minėjau, kad mes pasirašom kontraktą 2 stalam, 7000 eurų vertės aukso rinkiniui. Praėjom pirmą stalą, uždirbom aukso už 3000, praėjom antrą stalą, uždirbom aukso už 4000, kontraktas kaip ir baigėsi. Ir mes turime galimybę nuspręsti, ar mes norime čia dalyvauti ar ne. Ir jeigu mes nuimam varnelę, sistema supranta, kad mes šitoje programoje dalyvauti daugiau nebenorime, tuo mūsų kontraktas ir baigėsi. Tačiau, jeigu po mėnesio ar po 2 mes norėsime sugrįžti čia atgal, mes turėsime pakartoti tą patį. Mes turėsime įnešti depozitą ir būdami pirmame stale, pirmame kontrakte, turėsime prareklamuoti šitą internetinę parduotuvę 2 naujiems klientams. Ta padaryti turėsime pirmame, antrame arba trečiame lygyje. O kada geriau? Be abejo, geriausia yra padaryti kvalifikaciją antrame lygyje. Nes, kai mes esame antrame lygyje, kai mes pasikviečiame savo 2, tai šitie žmonės geriausiai mums atidirba. Sistema leidžia žmonės statyti ir šitaip, tačiau jeigu mes tai pastatysime, tuomet, kai ateiname į sekantį lygį, čia atsistoja mes, čia atsistoja mūsų pakviestas žmogus, jisai pasistato, čia įkrenta dar nauji žmonės, tačiau, kai mes ateiname į trečią lygį, šitie mūsų žmonės nueina į sekantį stalą. Tai geriausia kvalifikacija yra atlikti antrame lygyje. Tačiau, pagal kontrakto sąlygas, kvalifikaciją mes turime atlikti pirmame, antrame arba trečiame lygyje. Tai jeigu mes varnelės nenuėmėme,
mums patiko šitoje programoje dalyvauti, tuomet iš mūsų antro stalo apdovanojimo bus minusuotas naujas depozitas ir mes pasirašome vėl naują kontraktą, vėl 2 stalam, vėl 7000 eurų vertės aukso rinkinį. Kuo skiriasi antras kontraktas, trečias, penktas nuo pirmo, jeigu mes reinvestavom? Būtinybės kviesti naujų žmonių nėra. Turim, kviečiam, greičiau judėsim lygiais, greičiau šidinėsim į apdovanojimą. Neturim, nenorim, nekviečiam. Tuomet į šitą stalą kris mūsų ir žmonių esančių šitame stale komanda, o mes eisim iš lygio į lygį ir taip greičiau, lėčiau, bet išeidinėsim į apdovanojimą. Tai tokia yra Golden Link programa ir tokie yra 7-viečiai stalai greitiems, veikliems ir energingiems žmonėms. Tačiau 1050 eurų vis dėlto ne tik mums lietuviams yra didelė suma, tokia nemaža suma, tačiau ir kitose šalyse tai pakankamai nemaži pinigai. Ir kompanija, kai sukūrė šitą Golden Link programą, tiesiog nepagalvojo, kad tai bus per didelis depozitas. Ir kompanija nesulaukė tokių apyvartų, kokias tikėjosi. Ir nuo šių metų spalio 1 dienos kompanija įkūrė dar vieną programą, tai yra Golden Mini programą. Ir šitos Golden Mini programos tikslas yra su mažesniu depozitu galimybė žmonėms užsidirbti atėjimą į Golden Link programą. Tai yra šitos Golden Mini programos tikslas yra padėti žmonėms su mažesniu depozitu ateiti į šitą programą. Čia, kaip matome, stalas yra vienas. Stalas susideda iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių vėl žemesnieji lygiai yra užimti, laisvas yra stale tik tai pirmas lygis. Visose programose, nesvarbu, ar tai šitoje programoje, ar Golden Link programoje, laisvas yra tik tai pirmas lygis. Tačiau čia depozitas yra mažesnis 375 eurai, iš kurių 25 eurai yra už internetinio ofiso aptarnavimą, na, o depozitas yra 350 eurų. Kadangi šitos programos tikslas yra padėti žmonėms ateiti į šitą Golden Link programą, tai sąlyga yra ta pati kaip ir Golden Link programoje. Tam, kad žmogus uždirbtų ateimą į Golden Link programą, mes turime prareklamuoti šitą internetinę parduotuvę 2 naujiems klientams ir tą turime padaryti 1., 2. arba 3. lygyje. Tai yra bet kuriame lygyje. Sąlyga tik tai, kad mes turime prareklamuoti šitą parduotuvę 2 naujiems klientams. Pildosi 4, stalas kyla, mes atsiduriame 2. lygyje. Pildosi 4, stalas kyla, mes atsiduriame 3. lygyje. Kai mes esame 3. lygyje, vos tik tai užsipildo 4, jeigu mes įvykdėme kvalifikaciją, tai yra pakvietėme 2 klientus, mes uždirbame 1400 eurų. Iš šitos sumos 210 eurų arba 15% eina į lyderių programą, 140 eurų arba 10% yra kompanijos pelnas, na, o mes uždirbame 1050 eurų kuponą atėjimui į Golden Link programą. Tai reiškia, kad mes už 375 eurus depozitą pakvietę, prareklamavę šitą parduotuvę 2 naujiems klientams, užsidirbame atėjimą į Golden Link programą. Ir čia, jau jeigu mes atėjome iš mini Golden Linko, čia, kol mes praeiname iš 1 iki 3 lygių, turi ateiti mūsų 2 tiesiogiai pakviesti iš šito stalo. Manęs dažnai klausia, tai jeigu aš atėjau į šitą stalą iš Golden Link programos, ar aš galiu kviesti žmonės į Golden Link programą? Taip, sakau, sąlyga, kad mes uždirbtume pinigus, yra ta, kad kai mes esam čia, turi būti mūsų 2 žmonės. Ir nesvarbu, ar jie ateis iš mini linko, ar jie ateis į Golden Link programą. Sąlyga yra paprasta. Depozitas ir 2 nauji partneriai.
Ir va taip, jeigu mes einam kol iš lygio į lygį ateina mūsų du pakviesti partneriai, mes uždirbam šitą sumą ir krentame į antrą stalą. Tai tokia yra galimybė mums užsidirbti auksą. Kokios yra garantijos? Dabar noriu būtinai pasakyti apie garantijas. Kai mes startuojame pagal vartotojų apsaugos įstatymą, mes turime 14 dienų, per kurias mes galime išeiti iš programos. Ir jeigu 14 dienų bėgyje mes nusprendžiame, kad mes nenorim dalyvauti šitoje programoje, tuomet mes parašome kompanijai laišką, prašau grąžinti mano įneštą depozitą ir bus grąžinti visi mūsų įnešti pinigai, tai yra visas depozitas. Jeigu praėjo 15 dienų ar daugiau, Visas tai kiek? Tai 1000? Jeigu aš startavau už 1050, bus grąžintas 1050. Jeigu aš startavau už 375, tai man grąžins 375. Jeigu praėjo 14 dienų ar daugiau ir mes padirbę nusprendėm, kad vis dėlto ne ta programa, ne taip aš supratau, ne to aš tikėjausi ir kad mes nenorime čia dirbti, tuomet mes informuojame žmogų, kuris mus pakvietė į šitą programą, kad mes nebedirbsime, tuomet mus užstatys žmonės esantys šitame stale ir mes atgausime depozitą, kai praeisime visą kontraktą. Tai yra praeinam kontraktą, praeinam 2 stalus ir mums už depozitą yra nuperkamas auksas. Tai tokios yra garantijos. Na ir paskutinė garantija yra ta, kad produktas yra mūsų auksas ir aš kaip ir sakau, geresnio produkto nėra. Jis neturi nei galiojimo laiko, jis neturi nei genda, nei išeina iš, kaip ir sakyti, iš galiojimo laikotarpio. Jis nesensta. Tai didesnės garantijos, aš kaip ir sakau, nėra, nes visais laikais auksas buvo ir bus pinigai ir iš tikrųjų tas, kas turėjo aukso, tas visada turės ir turėjo pinigų. Tai didesnės garantijos, aš kaip ir sakau, nėra. Kitas dalykas, kompanija veiklą vykdo pagal 3 šalių įstatymus, 3 valstybių įstatymus. Kompanija registruota Dubajuje, kompanija vykdo veiklą pagal Jungtinių Arabų Emiratų įstatymus. Kompanijos reprezentacinis ofisas yra Vokietijoje, taip pat motininė įmonė yra Vokietijoje, kompanija vykdo veiklą pagal Vokietijos įstatymus. Ir Vokietija yra Europos Sąjungoje, tai kompanija netgi vadovaujasi ir Europos Sąjungos įstatymais. Tai aš kaip ir sakau, kompanija iš tikrųjų veiklą vykdo pagal 3 valstybių įstatymus, tai yra pakankamai irgi didelė garantija. O jeigu kažkokių iškils klausimų, ar galima į jūs kreiptis? Be abejo, jeigu yra kokių klausimų, visų pirma, jūs kreipiatės į žmogų, kuris jums atsiuntė šitą video ar tiesiog atsiuntė šitą nuorodą. Ir jeigu turite papildomų klausimų, tuomet kreipiatės pas mane ir aš jūs mielai atsakysiu. Savo telefono numerį. Mano telefonas yra 8 655 33172. Tai ačiū Jums už tai, kad Jūs skyrėt laiką išklausyti šitą informaciją ir linkiu Jums kuo greičiau nuspręsti ir ateiti į kompaniją mGoldex ir užsidirbti savo pirmuosius gramus aukso. Ačiū Jums ir iki pasimatymų.